Turim šiandien ypatingą datą. Tokios datos yra vadinamos veidrodinėmis. 2026 metai, vasario 26 diena. Kas atsitinka per tokias dienas? Mums yra parodoma tarsi veidrodis, kuriuose vietose mes galim pasitaisyti, pasitempti, atkreipti dėmesį į ką. Tai išsirink vieną iš 3 kortelių, tai yra angelų palaiminimo kortos. Nebūtinai šitos tau kortelės. Tu gali ir tai būti budru šią dieną ir stebėti, kokius sutinki žmonės, kokie vyksta įvykiai ir apie ką tau. Bet kortelė visada irgi atneša kažkokią žinutę. Tai bus 3 variantai. 1, 2 ir 3. Ir klausimas, į ką man šiandien atkreipti dėmesį ir nebūtinai šiandien, šiuo metu, kas aktualu yra mano gyvenime ir ko aš nematau. 1 variantas. Miras. Šitas angelas yra atsakingas už santykius. O santykiai yra pagrindinė pamoka šitoj žemėj. Per santykius mes augam, per santykius mokomės, per santykius pažįstam save. Tai svarbiausias sritis, kuri prašosi tavo dėmesio, yra santykiai. 2 variantas. Izrafelis, muzika. Ir šitas angelas atėjo atvirkštinę poziciją ir tai reiškia, kad kartais gyvenime mums reikia išlaukti tam tikro momento, situacijos, kad mūsų gyvenimas skambėtų kaip muzika. Nes kitu atveju vyksta ne evoliucija, o revoliucija. O per revoliuciją, kada mes norim pasiekti savo tikslą, bet kokiu būdu, visada kažkuri tai pusė nukenčia, kažkuri mūsų dalis nukenčia. Ir 3 variantas. Galgalielis, vibracijų angelas, jis irgi atėjo apverstas ir tai kalba apie mūsų vibracijas. Svarbu peržiūrėti savo gyvenimą ir nors šiek tiek kilstelėti mūsų pačių vibracijas. Kada kyla vibracijos? Kada mes meldžiamės, kada mes vaikštom gamtoj, kada mes pažįstam save. Meditacija irgi. Tai tiesiog naudinga peržiūrėti savo gyvenimą, galbūt reikia atsisakyti kažkokio įpročio, kuris trukdo tau džiaugtis gyvenimu, kuris trukdo būti lengvesniam. Tai linkėjimai šią ypatingą dieną ir būk budrus ir atkreip dėmesį į tai, kas vyksta aplink tave.